vystymosi mūsų laukuose ir slėniuose, žalioji energija žengia į namus, miestus ir transportą. Dabar puikus metas žaliuosius sprendimus integruoti ir į savo verslą. Finansinė parama juridiniams asmenims – puikia galimybė įsirengti elektromobilių įkrovimo stoteles. Mes Enefit, jūsų verslo partneriai, esame pasiruošę suteikti visą reikiamą pagalbą finansinės paramos klausimais, parinkti tinkamiausią išmanų įkrovimo sprendimą ir jį įrengti, kad visų mūsų ateitis būtų žalesnė. Žaliųjų energijos sprendimų partneris jūsų verslui. Enefit. Sveiki, mėly Enefit webinaro klausytojai. Šiandien susitinkam antrą kartą šiais metais. Pastarąjį kartą buvome susitikę balandžio mėnesį, kuomet itin aktyviai kėlėme klausimą, ar vis dėlto rinka jau pasiekė stabilumo periodą, ar kada galime jo tikėtis ir kas turėtų nutikti, kad Nord Pool biržoje tiek ir su fiksuotos kainos perspektyva galėtume išeiti į stabilesnį etapą. Ko gero, šiai dienai jau galime sakyti, kad stabilumo perspektyva yra pasiekta, mes esame sąlyginai aukštesnėme kainos lygyje, bet toli gražu ne visi darbai yra padaryti. Ir per tą laiką nuo balandžio mėnesio iš tikrųjų nutiko daug įvairių dalykų. Kad ir prieš keletą savaičių energetikos ministerija, atsakingos institucijos pristatė Lietuvos energetikos viziją iki 2050 metų. Ir joje galime rasti iš tikrųjų labai daug įdomių dalykų. Vienas iš tokių tikslas iki 2030 metų tapti pilnai elektros energiją, pilnai apsirūpinančią šalimi, bei negana to tapti ir elektros energiją eksportuojančią šalimi. Atliktos studijos rodo, kad šiaurės šalis, šiaurės Europos šalis, taip pat kaip ir vakarų Europos šalis, turėtų tapti struktūrinio pertekliaus, elektros energijos struktūrinio pertekliaus teritorija. Tuo tarpu energetiniai srautai, elektros energija turėtų judėti į centrinę Europą, pagrindę į Vokietijos pusę. Tam išpildyti turėsime iš esmės transformuoti savo energetikos sistemą, taip pat ir pilnai dekarbonizuoti visą vartojimą. Pramonę, transportą, buitinius vartotojus, elektros energijos vartojimą pastatuose. Prognozuojama, kad 2050 metais vartojimas Lietuvoje užaugs nuo dabartinių 12 teravatvalandžių iki 75 teravatvalandžių. Tai turime daugiau nei 6 kartus padidėjusi vartojimą. Tam reikės milžiniško augimo ir gamybiniuose pajėgumuose. Ir gamybiniai pajėgumai yra planuojami adekvačiai, pilnai patenkinantis būsimą paklausą, pilnai iš atsinaujinančių išteklių, o pagrinde iš jūrinio vėjo, žemyninio vėjo, saulės. Mažesnė dalis ateina iš kitų, tokių kaip hidrogeneracija, kaip mažieji branduoliniai reaktoriai, kurie taipogi yra suplanuoti strategijoje. Ir visam tam natūralu reikės balansavimo pajėgumų. Ir čia didelis klausimas kyla, kaip vis dėlto gebėsime akumuliuoti energijos perteklių ar subalansuoti energijos trūkumą. Ir čia didelė tema atsiranda apie vandenilio panaudojimą, apie elektrolizę, apie baterijas, apie degalus. Galiausiai tapti energiją eksportuojančią šalimi reikia ir jungčių, ir ne vien elektros jungčių, ir turi atsirasti papildomai vandenilio jungtis. Taip pat ir degalus pritaikyti įvairiose srityse, pramonėje, transporte, kitose srityse. Žinome, kad dabar turime apie 2/3 elektros energijos importo. Vos 1/3 yra pagaminamas čia Lietuvoje. Taigi tikslai yra labai ambicingi ir tam, kad juos pasiekti, turime iš esmės smarkiai susitelkti. Ir yra, žinoma, tokie momentai, kuriais galime džiaugtis. Tarkime, turime tam tikras valandas, kuomet vasarą saulės ir vėjo gamyba jau siekia 80% momentinio valandinio suvartojimo padengimo. Tai turime apie 14 gigavatų leidimų plėtoti pajėgumus saulės vėjo atsinaujinantiems ištekliams, kurie jau padengti yra ir banko garantijomis. Tai ko gero, kad turime visas perspektyvas galvoti, kad esame teisingame kelyje. Bet vis dėlto kokie iššūkiai kyla, kokias turime trumpalaikės
galbūt ir baimės, ir grėsmės tokių tikslų pasiekimų. Šiandien ir aptarsime kartu su Žana Klusovskienė, Enefit valdybos narė ir pardavimų vadovė, kuri apžvelgs, kas vyksta rinkose, kokia perspektyva kainos formavimuisi, kokie rizikos veiksniai. Valdemaro Fedorovič, mūsų Enefit rizikos departamento vadovų, kuris taip pat padengs ir akumuliavimo, baterijų temą. Na ir galiausiai pabaigoje su mumis savo patirtimi ir praktika sporte pasidalins tikrai visiems žinomas lenktynininkas Antanas Juknevičius, su kuriuo ir aptarsime, kaip tas sporto praktikas galima pritaikyti versle. Tai linkiu visiems gero webinaro, įdomaus turinio ir jeigu turėtumėt klausimų, tikiu tokių bus, žemiau po transliacijos langų matote laukelį, kuriame ir galėsite užduoti klausimus. O tuo tarpu perduodu ekraną Žanai. Ačiū Vytenė. Labą dieną visiems. Tai kaip Vytenis ir sakė, jo susitinkam antrą kartą ir turbūt bendrai mes turim tokį tęstinumą, apžvelgti, kas vyksta rinkoje, o rinkoje situacija tikrai nėra iki galo stabili. Ji gerokai stabilesnė negu buvo prieš metus, bet ar ją galima visiškai taip galutinai laikyti, kad stabili, nežinau, nes labai sunku iš tikrųjų prognozuoti, kas vyks po metų, po 2 ir po 3. Tai energetikos rinka išgyvena transformaciją. Ką Vytenis irgi ir minėjo, tai iki 75 teravatvalandžių suvartojimo reikia ir tam tikrų pajėgumų. Tai aš sakyčiau, kad transformacija vyksta visų aspektų prasme, tai pradedant nuo atsirandančių atsinaujinančių išteklių, iš ko generuojama elektros energija, taip pat keičiamas ir vartojimo įpročiai keičiasi ir klientai, vartotojai labiau ieško būdų arba sumažinti savo suvartojimą, arba pakeisti savo suvartojimą kitų būdų. Tai sakyčiau, kad ta transformacija pradėjo išgyventi tikriausiai 20 metais ir tęsiasi toliau ir jos pabaiga galimai užsitęs ir 10 metų perspektyvoje. Tai šiandien mano bendrai tą, ką aš pasakosiu, tai susidarys iš 2 dalių. Tai apžvelgsim tas, kas įvyko iki šios dienos, o kita dalis labiau apie ateities sandorius, tai kas, kaip galima būtų taip pavadinti, tam tikrą prognozę iš šios dienos perspektyvos. Tai pradėsiu nuo naftos ir nafta kaip energetinis resursas, elektros energija arba dujoms neturi didelės įtakos, bet visgi naftos dinamika ir kainų pokyčiai gali parodyti galbūt ekonomikos tendencijai ir kas laukia mūsų ateityje arba šiuo metu ir kaip vyksta, kaip formuojasi kainas, būtent naftos kainos doleriai už barelį. Tai kaip matom, 23 metais labai didelio šuolio nebuvo, išskyrus galbūt spalio pradžioje, kai įvyko pirmos dienos tarp Gazos ruože prasidėjęs karas, tai tos kainos pašoka iki $96 už barelį, bet turbūt po kelių dienų iš karto viskas nurimo ir kainos stabilizavosi ir matom tokią tendenciją, kad iki šios dienos net turim mažesnę kainą negu buvo metų pradžioje. Jeigu palyginus su 22 metais, tai kainos sumažėjo 20%, tai kaip ir minėjau, labai didelio šuolio naftos produktų prasme neįvyko. Gamtinės dujos, kas jeigu lyginant su 22 metais, tai turim sumažėjimą 3 kartus ir nuo metų pradžios mes turim tikrai labai didelį pasikeitimą ir dujų kainos nukrito daugiau negu 2 kartus. Tai dėl ko tai atsitiko, tai Europa tikriausiai išmoko pamokas, kas įvyko pernai, pasipildė savo saugyklas ir šiai dienai yra supildyta 94% Europoje turimų saugyklų dujomis užpildyta. Tai suteikia saugumą, suteikia ir kainų stabilumą ir panašu, kad dujų kainos turėtų išlikti tiek iki metų pabaigos, tiek iki kitų metų pradžioje labai panašiam lygyje. Aišku, tų svyravimų mes kažkokiu tai turėsim dėl oro sąlygų,
nes kaip ir Lietuvoje, taip ir Skandinavijoje, tiek ir visoje Europoje dabar atšalo orai ir tos dujų poreikis automatiškai didėja, natūraliai didėja ir dujų kainos. Tai kaip matom, vasaros metu kainos formavosi ties 33 eurų už megavatvalandę, nu jau ketvirtą ketvirtį jau turime 46 eurų, 45 eurus. Ką noriu dar paminėti apie dujas ir kur buvo tam tikras nerimas rudenį, tai yra Baltic Connector atsijungimas ir įvykusi avarija. Visokių gandų mes girdėjome, bet iš esmės tai buvo dėl didelės audros. Įvyko, tiesiog buvo užkliudyta jungtis ir dėl ko buvo pažeista. Ir iki šiol ta jungtis tarp Suomijos ir Estijos neveikia. Planuojama, kad jinai bus atstatyta pirmą ketvirtį kitų metų, bet kas yra labai svarbu paminėti, kad dujų pralaidumas per dieną nebuvo labai ženklus ir labai didelis. Bendrai dujų, tai kaip ir minėjau, remonto darbai turėtų baigtis 24 balandžio mėnesį, o žiemos laikotarpiu Suomijos dujų vartojimas prilygsta maždaug vienam dujų laivui per visą šildymo laikotarpį. Suomija sunaudoja 5,5 teravatvalandžių. Tai iš esmės ta situacija, kokia jinai atsitiko rudenį, didelės įtakos dujų kainai neturi. Galbūt labiau tai skauda Suomijai, kadangi jie turi apsirūpinti ir apsirūpins per atsivežę dujas laivų, o jau kitais metais pavasarį bus atstatyta jungtis ir situacija stabilizuosis. CO2 kainos. Tai CO2 kainos tai tikriausiai vienas iš pagrindinių dedamųjų, kas turi didžiausią įtaką elektros energijos kainai, nes kuo didesnis CO2 mokestis, tuo didesnė yra elektros energijos kaina. Tai iš tikrųjų buvo gal prieš kokius 3-4 metus prognozuojama, kad CO2 kainos viršis 100 eurų, kaip matom, kad per visus 23 metus buvo labai priartėję, bet visgi neperkopė 100 eurų už toną ir situacija stabilizavosi nuo 23 vasario mėnesį ir laikosi iki šių dienų, bet visgi verta paminėti, kad 80 eurų už toną nėra maža kaina. Ir pasilyginimui 21-20 metais ši kaina siekia apie 30 eurų už toną, tai mes bet kokiu atveju turime aukštesnėme lygyje kainą. Ir šitas CO2, kaip ir minėjau, turi nemažą įtaką elektros energijos kainai. Dėl to, jeigu tik tai mes turime mažesnius gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių išteklių, elektros energija yra pagaminama iš neatsinaujinančių išteklių, tai yra naudojamos dujos, tai yra naudojama anglis ir automatiškai perkamos CO2 ir elektros energijos savikaina nėra maža, dėl ko tam tikrais atvejais, tam tikrais mėnesiais ir valandom mes turim gerokai aukštesnę kainą. Kokias kainos formavosi Nord Pool'e, tai irgi čia yra mėnesinės kainos ir tai pradedant nuo 22 metų sausio mėnesį ir baigiant 23 lapkričio mėnesį, tai rodant šitą slaidą turbūt nieko naujo nepasakysiu. Daugelis iš jūsų stebėjote ir kiekvieną valandą, kiekvieną dieną, kiekvieną mėnesį, kaip formuojasi kainos. Ir 22 metai mes turėjome tokią kreivę, kur tikriausiai iki tol istoriškai apskritai niekada nebuvo. Nuo kokių tempų kilo 22 metais kainos, tai labai panašių tempų jos 23 metais krito, tai pradedant nuo 22 lapkričio ir mes turim sumažėjimą iki net šio momento, iki galbūt šių dienų, kuomet šiuo metu formuojasi šiek tiek aukštesnės kainos, negu tai buvo vasaros metu. Bet ką noriu atkreipti dėmesį, kad nežiūrint į tai, kad mes jau turim labai daug atsinaujinančių išteklių, turim ir vėjo, turim ir saulę, ir ta situacija yra stabilesnė, visgi ta elektros energijos kaina išlieka ties 100 eurų už megavatvalandę ribos.
Ir esant, tos kainos formuojasi labai priklauso nuo daug dalykų. Priklauso nuo situacijos apskritai energetinių resursų, ką mes turime, kokie yra pajėgumai, bet labai priklauso ir nuo geopolitinės situacijos apskritai ne tik tai aplink Lietuvą, Europą, bet visame pasaulyje. Kas dar yra labai svarbu, kad mes turim, ką ir Vytenis irgi minėjo pranešimo pradžioje, kad turim labai didelis skirtumas tarp kainos. Tai mes 23 metais turėjome apie nulį, net 132 kartus elektros energijos kaina siekia nulį, o mažiausia kaina buvo minus 56,55 €, tai buvo Liepos 16 dieną. Aukščiausia kaina buvo 777,18 € ir siekia lapkričio 21 dieną tarp 15 ir 16 valandos. Toks skirtumas tarp elektros energijos kainų rodo tas dienos ir valandos nestabilumą ir elektros energijos kainų skirtumas, jeigu anksčiau mes turėjom plius minus 30-40%, tai šitas pavyzdys rodo, kad milžiniškas skirtumas, kur automatiškai, jeigu turim apie nulį arba minusinės kainas, tai Litgrido yra užduotis, kaip suvaldyti tokias situacijas. Ir tuo tarpu turbūt atsiranda iššūkis ir gamintojams, kurie gamina elektros energiją ir kuriam reikia parduoti elektros energiją, minusinės ir nulinės kainos tikrai nėra patrauklų ir to verslo modelio, kurį planavo, nelabai ir išeina. Ir elektros energijos kainai tikrai padeda vandens lygis, kurį mes turime pakankamai aukštą. Žinom turbūt iš ankstesnių, iš istorinio kainų, kad vandens lygis turi irgi labai didelį įtaką elektros energijos kainai. Tai šiuo momentu mes turime ir jeigu parodyti tą 23 metų oranžinę kreivę, tai turim pakankamai aukštą ir beveik siekia iki link 20 metų lygio. Panašu iš to orų, ką mes turime šiandien, tai gali būti, kad galimai turėsim rekordinį lygį hidrorezervuaruose. Ir hidrobalansas automatiškai, jeigu mes turėjom minus 10 teravatvalandžių, tai šiuo metu turime tik tai minus 1 teravatvalandį, tai tikrai palyginus gera situacija. Ir ta gera situacija ne tik tai Skandinavijoje, bet ir visoje Europoje, kadangi lyginant su 22 metais po sausros buvo gerokai drėkesni orai, kas ir padeda išlaikyti tą hidrobalansą aukštesnėme lygyje. Tai elektros gamyba ir vartojimas Lietuvoje šiek tiek irgi Vytenis paminėjo, tai matom šitą kreivę vidutinę saulės ir vėjo energijos gamybos dalis suvartojimo, tai matom, kaip jinai iš tikrųjų kilo ir mes turime virš 40% suvartojame jau sudaro saulė ir vėjas ir tikriausiai mes 24 metais, 25 metais turėsime dar didesnį kiekį bendrai pagamintos elektros energijos čia Lietuvoje ir jau 30% pagaminta savo tikriausiai pamiršimtą skaičių ir importuojamas elektros energijos tikėtina bus apie 50%, 50% mes pasigaminsim savo pajėgumais. Ir kas džiugina, kad tai yra iš atsinaujinančių išteklių, o ne kažkokių tai kitokių resursų. Tai čia yra trumpai duomenės, kas įvyko, kokios kainos formavosi. Tai toliau aš norėsiu irgi pristatyti jums, kokios kainos formuojasi ateityje. Tai yra iš šios dienos perspektyvos ateities sandorio kainos. Tai lygiai taip pat per visus energetinius resursus, pradedant nuo naftos ir baigiant elektros energiją. Tai pradedu nuo naftos, tai čia yra iki 2 metų priekį tos ateities sandoriai ir naftos kaina, tai matom, kad naftos kaina lyginant su 20, tai yra nuo 24 iki 25 metų, tai nuo 24 metų antro ketvirčio mes turime kiekvieną ketvirtį mažėjimą, tai parodo, kad naftas turbūt poreikis taip sąlyginai ir eksponentiškai mažės, o nedidės. Ir tai gali būti susijęs su to, kad vis daugiau
transporto priemonių pereina prie atsinaujinančių išteklių, prie elektromobilių ir elektra varomų apskritai visų priemonių. Tai tokios kainos formuojasi, kad suprasti, ar tos kainos yra geros, ar jos yra blogos. Kas yra geros ar blogos kainos, visada ateina tos žinios ir tas supratimas per palyginimą. Tai lyginant su to, kas buvo, sakykime, pradžia nuo 20 metų ir turime iki 23 metų lapkričio 1 dienos, kaip formavosi ateities sandorio kainos tiek 24, 25, 26 metams. Tai lyginant su 20 ir 21 metų matom, kad visgi naftos kainos laikosi aukštesnėme lygyje ir panašu bent iš to, kaip šiandien prognozuojama, taip ir išliks aukštesnėme lygyje, lyginant su 21 metų. Tai nežiūrint į tai, kad poreikis mažėja, kainos yra mažesnis negu mes turėjom 22 metais arba 23 metų pradžioje, bet tos kainų lygis nepasieks 20 arba 21 metų. Gamtinės dujos. Gamtinių dujų visgi prognozuojamas, kad kainos išliks stabilios ir iki 31 metų net formuosis apie 30 eurų už toną. Bet norėtųsi pabrėžti tikriausiai, kad šitos kainos labai priklausys nuo pasiūlos ir paklausos, o kaip žinant, paklausa yra sumažėjusi Europoje, nes pernai buvo susitarta dėl 15% sumažinimo ir daugelis šalių pasiekė net didesnį negu 15% sumažinimą. Tai sakyčiau, kad tos dujų kainos šiandien atrodo 30 eurų už megavatvalandę, gerokai mažesnis negu 22 metais, jos yra stabilios, bet tikriausiai labiausiai įtaką darys, ant kiek bus poreikis dujų Europoje, lygiai taip pat ir kokia situacija bus Azijoje, koks jų bus poreikis ir jeigu Azijos poreikis auks, o pasiūla išliks tokia pati, tai galimai kainos gali pakilti, bet neturėtų labai kažkokio tai nestabilumo neturėtų įnešti į dujų kainą. Pasilyginimui lygiai taip pat nuo 20 metų, kai formavosi kainos 24, 25 ir 26 metams, matom, kad lyginant su 21 metais, 23 metais nepasiekėm to lygio, bet labai esam netoli ir tas grafikas, kurį mes matom ekrane, iš tikrųjų atrodo visai neblogai, nes turim mažėjimo kreivę ir jeigu 21 metų pradžioje turėjome kainą ties 20 eurų už megavatvalandę, tai dabar mes turime apie 40. Tai yra 2 kartus, bet tai nėra 3 ar 4 kartus brangesnės kainos. CO2, ateities sandorių kainos, matom čia didėjimą ir tas didėjimas gali būti susietas su tuo, kad Europa mažins ir toliau kvotas, darys didesnį spaudimą dėl iškastinio kuro, kad vis daugiau šalių atsisakytų naudotą iškastinį kurą ir degintą anglį arba dujas. Ir tokiu atveju automatiškai tie gamybos pajėgumai, kurie naudoja teršius išteklius, privalės galvoti, kuom pakeisti. Tai tų alternatyvų atsiranda ir vandenilis, ir bet koks kitas kuras, kuris gali prisidėti prie klimato kaitos mažinimo. Tai matom, kad CO2 kainos didėja, automatiškai, jeigu mes neturėtume atsinaujinančių išteklių ir degintume dujas, mūsų elektros energijos kainos būtų gerokai aukštesnėme lygyje, negu mes planuojame, kokios jos gali būti dabar. Lygiai taip pat ateities sandoriai CO2 kainoms, tie patys 24, 25 ir 26 metai, tai matoma, 20-21 metų jau buvo stebima ta kreivė augimo. 22 metai nesakyčiau, kad buvo taip smarkiai užaugusi kaina CO2, kaip, sakykime, kitų išteklių, bet kokiu atveju tos kainos išlieka aukštesnėme lygyje, nors šioks toks kritimas kainos kaip ir stebimas, bet tai yra normalu dėl tam tikrų
situacijų rinkoje arba poreikių paklausos, tos CO2 kainos gali pasviruoti, mažėti arba didėti, priklausomai nuo situacijos, bet iš principo jos išlieka aukštesnėme lygyje. Na ir elektros energijos ateities sandorio kainos, tai ta kreivė parodo 24, 25, 26, 27, 28 ir 29 metų. Pradedant nuo 21 metų, tai yra lygiai prieš 2 metus, tai daroma išvada iš to, ką mes matom tame grafikė, kad mes grįžome tą lygį, kuris formavosi prieš 2 metus elektros energijos kainą, tai čia galima teikti, kad grįžome tą gerokai stabilesnį situaciją, prognozėje kainos yra irgi pakankamai stabilios, priklausomai 24, 25 ir taip toliau metai, tai kainos labai panašiame lygyje. Na, kas čia gali atsitikti? Aišku, tos kainos tai yra šios dienos perspektyvoje, ateities sandorio, bet labai priklauso nuo to, kokia situacija bus geopolitinė situacija, kiek generacijos šaltinių mes Lietuvoje sugebėsim pastatyti ir kokios kainos formuosis. Na, taip pat, aišku, mes bet kokiu atveju esam priklausomi ir nuo Skandinavijos, tai Okiloto 3 blokas, kuris pradėjo veikti šiais metais, tai tikrai prisidėjo prie elektros energijos kainos mažinimo. Na ir natūralu, kuo mažiau mes naudosime iškastinio kuro, tuo mažesnė mūsų kaina formuosis. Tai, o dėl tų kainų formavimosi ir tų atsinaujinančių išteklių atsiradimo, tai tikriausiai verta paminėti ir tą faktą, kad naujų parkų, tiek saulės, tiek vėjo parkų atsiradimas ir paskatino tikriausiai 21 metų situaciją, kuomet elektros energijos kainos pradėjo kilti. Verslo modelis ir skaičiavimai rodė atsipirkimą ir verslo investuotojai pradėjo galvoti apie tai, kad tai verta investuoti į atsinaujinančius išteklius ir siekti to, kad Lietuva taptų eksportuojantį šalim ir eksportuotų elektros energiją. Tai tikriausiai tam, kad atsirastų vėjo parkai, tai anksčiau ir vėliau tas, kas įvyko šiek tiek anksčiau Europoje, atsirandantis PPA kontraktai, tai yra ilgalaikiai kontraktai, kurie leidžia stabiliai prognozuoti pajamas. Tai tą patį pasiekė ir Lietuva, Estija, ir Latvija, ir Skandinavija. Tas ir prives prie to, kad visgi mes turėsime daug elektros energijos, kurią galėsim eksportuoti, kaip Vytenis minėjo, ir į Vokietiją. Tai apibendrinimas. Tai nežiūrint į tai, kad mes grįžome į stabilesnį situaciją, visgi ateities sandorio rinka yra dinamiška ir būtų labai įdomu paskui, ką mes apžvelgėm dabar, kaip atrodė kainos dabar, kokios ateities sandorio kainos formavosi, kaipgi atrodės kainos balandžio mėnesį, kai mes darysim dar vieną webinarą. Ir visgi, ar tos prognozijos, kurios yra daromos šiandien pasitvirtins, ar ne. Dujų kiekis saugykloje nuteikė optimistiškai, tai kaip minėjau, 94% dujų, bet ir prie šitų saugyklų, ką mes turim išsaugoję, turbūt reikia paminėti ir tai, kad visgi Europa išmoko gyventi be rusiškų dujų ir tai yra labai džiugu. Na, esant silpnam vėjai ir didesnį elektros energijos paklausai, artimiausiamis savaitėmis gali būt naudojama hidroelektrinė elektra, ji irgi yra pigesnė, kas stabilizuoja elektros energijos kainą ir neleidžia iššokti į tokį panašaus lygio, kaip mes turėjom 22 metais. Taip, tai aišku, dėl tų šalčių kainos gali svyruoti ir atskiromis valandomis, kaip ir matėm lapkričio mėnesį, siekia 777 eurų už megavatvalandę, bet bendrame lygyje, bet kokia atveju elektros energijos kainos formuojasi ties tarp 100 ir 150 eurų už megavatvalandę. Na ir didžiausias turbūt nestabilumo veiksnys tai yra karai, kurie šiuo metu atsiranda viename arba kitame taške ir vienaip ar kitaip veikia mūsų geopolitinė situacija, mūsų situacija. Tai ačiū labai visiems. Klausimai.
Ačiū, Žana. Klausimų kol kas neturime, tai galbūt tik tai dar kartą priminsiu žiūrovams, kad klausimus galite užduoti po pranešimo langeliu esančiame laukelyje. Gausime ir pateiksime pranešėjam. Ir ačiū, Žana. Iš tikrųjų, panašu, kad išmokome tas pamokas, prisitaikėme prie naujos perspektyvos, netgi galima sakyti, pradėjome realią transformaciją į atsinaujinančiais energijos ištekliais paremtą ekonomiką, tolesnį vystimosi etapą. Rizikos veiksniai, ko gero, išlieka akivaizdus ir, kaip ir Žana minėjo paskutiniu punktu, labiausiai susijęs su geopolitinė situacija. Ir kaip ir buvo paminėtas Baltic interkonektoriaus veiksnys, būtent jungtis dujų tarp Suomijos ir Estijos, kuri buvo pažeista. Kaip ten tas Kinijos laivo kapitonas galėjo plaukti 100 kilometrų su išmestu inkaru ir to nepastebėti? Atleiskite, ko gero, kad galime palikti spėlionėms ir dėlionėms, bet panašu, kad tai tikrai yra labiau geopolitinis veiksnys, nei atsitiktinumas. Tai dar kartą ačiū, Žana, ir noriu pakviesti kolegą Valdemarą pristatyti kitą temą ir ko gero, kad antrą tiek svarbę dalį apie tai, kiek visą tą atsinaujinančių energetijos išteklių virsmą leis įgalinti būtent per baterijos per akumuliavimo perspektyvą. Esu Valdemaras, esu pirmą kartą su jumis čia pakviestas pristatyti šiek tiek informaciją kitų kampų, nes matome statistikos labai daug, matome labai daug kainų, išraiškų, bet o kas iš tikrųjų vyksta? Ar tikrai mes atsidūrėme tam stabiliam jau laikotarpiu, kur mes galime jaustis jau labiau saugus ir ateities sandoriai rodo tokias perspektyvas, matėme ir naftos kainos krenta, dujų stabilizavimas rinkoje žada, turime labai ambicingą strategiją Lietuvoje tiek suvartojimo prasme, tiek gamybos prasme pasiekti ambicingus tikslus ir tapti energetikos sala, tapti perteklinio gamybos šalimi ir tapti eksportuojančiu, kas yra labai didelis iššūkis. Tai trumpai buvo pristatyta, kas vyksta su Nord Pool biržos kaina. Taip, pernai metais mes turėjome labai didelės kainų šuolis, kuris buvo pavaizduotas kaip eurinė išraiška, tai sudarė labai didelės išlaidas. Bet ar šie metai yra tokie jau stabilus ir mes jau galime tikėtis? Tai jeigu matant, pasižiūrint kitų kampų per Nord Pool kainos biržos svyravimus, kaip tie svyravimai keičiasi, nuo 2018 metų matom, kad tie svyravimai tik tai didėja. Ir jeigu 18-19 metai svyravimai buvo 20%, paskutiniai 3 metai virš 30%, tai šių metų 11 mėnesių vidutinis kainų svyravimas Nord Pool biržoje siekia 50%. Ką tai reiškia? Tai jeigu vidutinė kaina šiuo metu yra per 11 mėnesių susiformavusi 95 eurai, tai vieną dieną jinai gali būti 50 eurų, kitą dieną 150. Neatsižvelgiant į tai, kad gali skirtis ir valandinės kainos. Ambicingi tikslai Lietuvos vartojime. 50 metai 75 teravatvalandes. Ar tai pasiekime, ar kas vyksta. Ir apskritai, kaip atrodo Lietuvos vartojimas šioje ekonomikos situacijoje, nes ekonomikos situacija šiuo metu nėra pakankamai irgi stabili ir nesame recesijoje, bet ir nesame labai dideliam ekonomikos augimą. Tai per 11 mėnesių Lietuva suvartoja 10,5 teravatvalandžių. Kai baigsis šitie metai, pasieksime tikrai 11,8 teravatvalandės, gal ne 12, bet tai bus mažiau negu 22 metais. Tai bus 3 metus iš eilės, vartojimas Lietuvos mažėja. Ir kodėl tas vartojimas mažėja? Tai labai turbūt natūralus klausimas, iš ko tai iškilo ir kas keičiasi. Tai pabandysim irgi atsakyti
kitų kampų pasižiūrėjus į tą vartojimą. Ir valandinis vartojimas Lietuvos keičiasi drastiškai. Taip pat keičiasi ne tik tai Lietuvoje. Ir kodėl tai vyksta ir kodėl vartojimas būtent mažėja dienos metu. Tai labai didelė saulės elektrinių paskata lėmė tokį ženklų vartojimo kritimą būtent dienos metu. Ar tai turėjo kainos pokytį? Taip, šiais metais, gegužės mėnesį, birželio mėnesį matėme, kokie kainų skirtumai gali būti dienos metu. Net neigiami. Ir tai jau tada buvo sukelti klausimai, o kas toliau? Daugiau didiname saulės, daugiau bus neigiamos įtakos kainai. Taip, tai bus didelės įtakos kainai, bet ar jinai bus pastoviai neigiama, sunku atsakyti, nes jeigu matėme ateities sandorių vartojimui pirkimus, tai analogiška rinka, tie pardavimai atsiranda iš gamybos išteklių. Tai gamintojai 22 metais, kaip ir vartotojai, užsifiksavo aukštas kainas ir pagal tas aukštas kainas jie turi įsipareigojimą pagaminti tą elektros energiją, pateikiant į biržą. Tai, bet pagrinde visam šitam reikalui tai turi didžiausią įtaką saulės elektros gamyba ir momentinis arba kitaip vadinamas self-consumption gamybos metu mažėjimas. Ir jeigu čia pasižiūrėsime, koks tas yra pokytis, tai pokytis yra apie 15%. Vidutiniškai savo suvartojimas gamybos metu už skaitliukų jis siekia apie 30%. Tai jau tai yra didelė įtaka būtent suvartojimui ir kodėl matėme 10,5 teravatvalandžių per 11 mėnesių. Matome taip pat, kaip keičiasi valandinis vartojimas, kaip keičiasi kainos ir ko tikėtis. Tai mes matome, kad 50% yra kainų sviravimas. Prieš tai buvo 30%, gal buvo tai aktualu. Nord Pool kainos sumažėjo, bet ar jos pasiekė tą lygį, kur buvom prieš? Tikrai ne. Kas dar turi įtaką? Ko aš galiu tikėtis, arba ko klientai gali tikėtis iš Nord Pool biržos? Tai yra nutolygumo koeficientai, kaip klientai vartoja. Ir remiantis Lietuvos statistiką, tas vartojimas, netolygumo vartojimas, jis išlieka panašiam lygiai. Pernai metais jis buvo nukritęs, šiais metais šiek tiek pakilo iki 4,6%. Ir ką tas procentas parodo? Tai parodo būtent kaip Lietuvos vartojimo profilis išreikštas eurais palyginus su kaina skirtumus. Tai jeigu trumpai, tai jeigu mes turime Nord Pool kainą 95 eurai, tai 4,6% nuo Nord Pool kainos yra netolygumo valandos vartojimas. Kokie kiti iššūkiai laukia? Turime daug saulės, turime ambicingų tikslų vėjo elektrinėse, gamybos, tapti sala ir panašiai, bet elektra nėra nafta, ten nėra skirtų saugyklų, kur galima įpilti, galima ją panaudoti kada noriu arba nusipirkti pigiai ir pasaugoti, parduoti brangiai arba panaudoti, kada man reikia. Elektros balansavimas irgi yra vienas iš svarbesnių rinkų, kurį vis daugiau ir daugiau mes girdime apie ją, kad yra tokia rinka, yra tokios galimybės ją dalyvauti, bet kaip jinai vystosi ir kas jinai dedas. Tai balansavimo rinkoje itin yra svarbus tikslumas. Kaip galima tiksliai suprognozuoti šalies vartojimą arba klientų vartojimą ir pateikti kuo tikslesnė prognozė. Kuo tikslesnė prognozė, to geriau klientams, to geriau tinklui ir visiems rinkos dalyviams. Kaip matome, nuo 2018 metų Lietuvoje tas netikslumas tik augo. Ir šiuo metu per 11 mėnesių tas vidutinis netikslumas arba nepataikymas
sudaro 5,4 procentų. Tai reiškia, jeigu mes suprognozuojam 100 MWh per valandą suvartojimą, tas suvartojimas jis arba didėja 5,4 MWh arba yra mažesnis. Ir jeigu palyginus prieš tai buvo iki 3 procentų, ką tai reiškia, didėja vartojimo disbalansas, didėja potencialas panaudoti tą disbalansą papildomai, norint sumažinti savo išlaidas. Bet kas toliau? Jeigu tas disbalansas didėja, rinkos tiekėjams sudėtingiau yra suprognozuoti ir tam priežastis yra tiek atsinaujinantis ištekliai, tiek vėjo gamyba, kuria yra nestabili, tiek skirtingi regionai, net ir Lietuvos mastų, įmant Vilniuje šviečia saulė, Klaipėdoje gali užeiti debesys ir tas jau nepastovumas didėja. Kaip šitą panaudoti? Tai yra balansavimo rinkos dvi kryptis. Tai jeigu rinkoje yra pertekliai, tai elektros energija automatiškai balansavimo rinkoje būna pigesnė. Jeigu rinka yra deficite, tai reikia mažinti vartojimą arba didinti gamybą, automatiškai tam susidaro didesnis kainų skirtumas, iš ko galima išlošti. Bet koks tas kainų skirtumas, tai remintis duomenimis iš viešai prieinamų šaltinių, palyginom procentinę išraišką, kada tos kainos yra žemesnės arba aukštesnės ir kiek tai sudaro procentų remintis Nord Pool. Šiais metais, kai rinka yra perteklių ir jinai yra 62 procentai visų valandų pertekliui, ta kaina yra labai panaši Nord Pool spot vidutiniškai. Aišku, yra valandų skirtingų, yra minusinių ir valandų kaip ir Nord Pool'e, bet vidutiniškai yra panaši. Bet tik kai rinka įeina į deficito, tai yra trūkumo fazė, kainos automatiškai tampa aukštesnės. Ir jos vidutiniškai šiais metais sudaro 14 procentų. Nežinome dar pilnai, kaip baigsis šitie metai, bet galiu paminėti tik tai, kad gruodžio mėnesį mes ir lapkritį mes matėm kainos po 1500 eurų už megavatvalandę, kai Nord Pool kainos tas valandas formavosi po 160-180 eurų. Tai iš tikrųjų, kas toliau? Tai tas nebalansas, kainų svyravimas, nepastovumas, vartojimo mažėjimas, sunkiau suprognozuoti, tai yra problema, galimybė, gal tai jau bus kaip ir būtinybė, buitis, kuri mums parodys toliau, kas vyks arba kaip mums suprasti. Tai kokia yra rinkos situacija, remintis visom šitom išvadom. Tai išaugęs kainų svyravimas, jau matėme, kad šiais metais kainų svyravimas išaugo iki 50 procentų. Galimybė dalyvauti balansavimo rinkoje joje yra, bet apibrėžtų taisyklių, kaip jo dalyvauti, kas už ką yra atsakingas, yra gairės. Ir nėra tiesioginio reguliavimo, kas už ką atsakingas, nėra apibrėžtų kol kas tai taisyklių, kaip tiekėjas, telkėjas, klientas turi apsirūpinti. Bet tai viskas vyksta. Ir kokias tendencijas matome, kokias matau tendencijas, kaip viskas vystysis, tai vartotojo vaidmuo, gamintojo vaidmuo balansavimo rinkoje tik tai didėja. Papildomai prie šito, kaip galime suvaldyti visą tą perteklinę elektros energiją, kurią planuojama pasigaminti, arba tą visą savo netikslumą vartojime, arba kaip tapti elastingais vartojime, tai augantis energijos kaupimo poreikis. Tai yra baterijos, tai yra akumuliacinės talpos. Taip pat tai gali būti ir hidrorezervuarai, kurie gali įsijungti labai momentiškai ir greitai. Ir papildomai prie viso šito, jeigu žiūrint per tą perspektyvą teisinę, tai naujas rinkos modelis ir naujas reguliavimas, kuris ateina iš Europos Sąjungos per direktyvas, kurį bandome
su ministerija bando įdėkti, o taip pat dirbame ties to, kaip apibrėžti visas taisyklės rinkoje, būtent balansavimo rinkoje, kad taip taptų būtinybė, kaip dalyvauti šitoje. Ir kaip įvėlkinti energiją, matome irgi, kokios yra problemos, tai yra aukštos kainos, jos nėra žemesnės negu buvo 20 metais ar 19 metais, jos auga. Bet kokie tai yra sprendimai? Tai turime būti lankstus, turime sugebėti rasti sprendimų, kaip sumažinti savo išlaidas. Tam yra galimybių ir tam galimybę suteikia būtent balansavimo rinka. Kaip toliau, kas vyksta, tai tikrai žinome, kad šiuo metu ant vyriausybės stalo yra naujas įstatymo projektas, kuris tikėtina bus patvirtintas ir įgalins tai, kad visi nauji saulės elektrinių projektai turės turėti taip vadinamą gryną atsiskaitimą arba net billingą, kur už kiekvieną pateiktą kilovatvalandę už skaitliuko reikės atsiskaityti eurinį išraišką. Ir kokie tam yra sprendimai ir kaip kaupiklis padėtų šitoj vietoj sutaupyti, tai būtent neigiamo kainų metu bateriją galima kaupti elektros energiją, kurią galima suvartoti vėliau arba ją parduoti būtent balansavimo rinkoje. Ir kokios išvados? Dar kartą pasikartosiu, kainų svyravimas didėja. Ir dienos pokytis jis yra labai ženklus. Sumažėjęs vartojimas, matome tam priežastis, dėl ko tai įvyko, didelė paskata saulės elektrinio vystyme ir nuosavo suvartojimo metu didėjimas, sunkiau prognozuoti rinką, nes turime daugiau saulės, daugiau vėjo ir tai nėra stabilus gamybos šaltiniai. Didėja balansavimo rinkos potencialas, kaip matėme, tai jau sudaro virš 500 gigavatvalandžių nebalanso, kurio galima buvo panaudoti ir suvartoti per būtent remintis balansavimo rinką. Ir energijos kaupikliai remintis, nes nors nėra labai tai kol kas tai populiaru, bet prieš 3 metus ir saulės elektrinės nebuvo populiarios. Tai yra pagalba sumažinti energijos išlaidas ir įgalinti savo vartojimą, tapti labai elastingais ir greitais prisitaikant prie naujų rinkos tendencijų. Ir klausimai, jeigu turim. Ačiū, Valdemarai. Iš tikrųjų, turbūt galime daryti išvadą, kad jeigu prieš gerą 100 metų Azijos šalims atradus naftą, jos ir susikūrė savo ekonominį potencialą ant gavybos, ant eksporto, tai lygiai taip pat ir mes, turėdami saulę ir vėją, turime tą natūralų gamtinį išteklių, kurį įgalinus, pilnai darbinus, jisai irgi gali tapti mūsų ekonominio vystymosi potencialo labai svarbi dedamoji dalis. Tai nebejoju, kad taip ir padarysim, o natūralu iš to, ką pasakoja Valdemaras, kad augant atsinaujinantiem ištekliam, na, ką ir sakė, didės kainų svyravimai, tas disbalansas nieko nedarant labai natūraliai formuotųsi ir reikėtų kažkaip jį valdyti. Ir ta situacija, turint minusinės kainas, jinai nėra natūraliai labai norima ir sveikintina. Ir ko gero, kad natūraliai su tam tikrais sprendimais, su ir įstatymu papildomu įgalinimu, su naujom tvarkom, kaip įtraukti vartotoją tiek privatų, tiek verslą į balansavimą, į arbitražą, į pirkimą pardavimą elektros, turint akumuliavimo įrankius, tuos svyravimus suvaldysime. Ir, na, galbūt čia tokie labai kraštutiniai atvejai, bet prieš porą savaičių
Suomijoje turėjome vieną dieną, kuomet net 10 valandų susiformavo minus 500 eurų valandinė kaina, labiau įtakota žmogiškojosios klaidos, žmogiškojo faktoriaus, bet pakankamai unikali situacija ir turbūt vienintelė, arba bent jau modernioje istorijoje, Nord Poolo istorijoje, kuomet Suomiai galėjo įjungti savo saunas ir taip generuoti pakankamai nemažas pajamas. Tai, Valdemarai, gal toks vienintelis klausimas, ar tikrai rinka yra pasiruošusi pilnai įgalinti tokius pokyčius ir ar nereikėtų pokyčių tose pačiuose Nord Poolo mechanizmuose, kad tokie netikėti žmogiškosios klaidos netikėtos nesąlygotų tokių esminių nuostolių visiems rinkos dalyviams? Taip, geras klausimas. Nord Pool'e tie pokyčiai vyksta ir buvo jau ne viena organizuota konferencija tiek day-ahead prekybai, tiek tos pačios dienos metu prekybai arba kitaip vadinamas intraday. Tie pokyčiai vyksta ir ką Nord Pool'is mato, kad užsakymų kiekis mažėja, kad day-ahead prekyboje užsakymų kiekis mažėja. Nėra nuostabu. Matėme, kad valandinis profilis keičiasi, dienos metu nereikia tiek elektros energijos, kiek reikėjo prieš metus. O kalbant apie pačius mechanizmus, turėjo suveikti saugikliai. Tai taip, minus 500 eurų tai dėl sisteminės klaidos ir kaip aiškino pats Nord Pool'is, kaip matėme pernai metais 4000 eurų valandinė kaina. Dabar yra padarytas saugiklis, jeigu tokią kainą išmuša, tai atsidaro antras aukcionas. Kodėl neatsidarė antras aukcionas, kai buvo neigiama kaina 500 eurų? Čia klausimas būtent sistemai. Iššūkiai yra ir beje, šiais metais tai yra rekordas, nes tai yra minimaliai 500 eurų riba. Tik tai Olandijai buvo susiformavusi dar žemiausia kaina, gegužės mėnesį tai buvo minus 460 eurų, būtent dėl saulės gamybos pertekliaus. Ok, tai panašu, kad iššūkių turime, bet svarbu, kad suprastume, kokios yra tos klaidos, su kuriomis ir mokėtume tvarkytis. Tai ačiū, Valdemarai. O mes toliau pereisime į trečiąją webinaro dalį, į pokalbį su žinomu žmogumi lenktynininku Antanu Juknevičiumi ir tai padarysime po labai trumpos reklaminės pertraukėlės, tad pasipildykim kavos puodelius ir grįšime už kelių minučių. Užgimusi mūsų laukose ir slėniuose, žalioji energija žengia į namus, miestus ir transportą. Dabar puikus metas žaliuosius sprendimus integruoti ir į savo verslą. Finansinė parama juridiniams asmenims – puikia galimybė įsirengti elektromobilių įkrovimo stoteles. Mes Enefit, jūsų verslo partneriai, esame pasiruošę suteikti visą reikiamą pagalbą finansinės paramos klausimais, parinkti tinkamiausią išmanų įkrovimo sprendimą ir jį įrengti, kad visų mūsų ateitis būtų žalesnė. Žaliųjų energijos sprendimo partneris jūsų verslui. Enefit. Sveiki sugrįžę. Tai tikiuosi pasipildėte kavos puodelius
ir mes pratęsime čia kartu su gerbiamu Antanu. Sveiki, Antanai. Sveiki. Tai ko gero, kad galime pradėti nuo tokio, gero, kad jau ir istoriškai patvirtinto teiginio, kad lietuviai yra tikrai drąsių žmonių tauta. Tai turbūt istoriškai, jau nuo Žalgirio mūšio ir dar anksčiau. Esame drąsi tauta, norime ir mokame ir galime pasiekti tai, ko norime, net ir su šitu visų energetiniu virsmu, kurį aptarinėjame. Turime įtin ambicingus tikslus - aprūpinti energiją centrinę Europą iš Lietuvos, iš Baltijos šalių. Ir nebejoju, kad tą galime padaryti. O kaip tos ambicijos, kaip ta drąsa realizuojasi sporte, ralyje, Dakare, iš tikrųjų turėjo būti didelis iššūkis įtikinti save, perlipti ir kažkaip patikėti, kad galim ir sudalyvauti ir iš tikrųjų pasiekti rekordinius rezultatus Lietuvai atnešti. Na taip, bet Lietuvoje jo kaip iš tikrųjų yra drąsi tauta, bet mes kartais esam net labai, gal čia svarbus momentas, kad mes nebijom iššūkių tada, kai ne viskas gal gyvenime yra, sakysim, net ir tu neturi finansavimo arba, kiti žmonės yra įpratę daug kur, su kuriais man tenka susitikti, kad nepalauk, mes dar negalim to daryti arba mes dar negalim judėti tą linkmę, nes dar reikia pagalvėlių kažkokių, mes dar ne visai finansiškai gal pasiruošę, neturim reikia darbiškai, žinai, nes bus labai daug streso, bus diskomforto. Tai lietuviai vis dėlto yra tie, kurie neria ir šoka nuo tos olos ir kopia į tą kalną ir sėda ir dalyvauja tuose projektuose, kurie iš tikrųjų reikalauja, kaip sakyt, didelės drąsos, bet ir mes nebijom išeiti už tos diskomforto, kaip sakyt, ar komforto zonos, įnerti tą. Tai čia gal aš tada pailiustruosiu, kad apskritai, kad Dakaras kaip renginys nedaug kas žino, kad jį pradėjo iš tikrųjų hipiai. Jo, tai buvo hipių laikai ir buvo toks judėjimas, moto hipsteriai. Tai moto hipsteriai, tai dažniausiai iš Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, susirinkdavo jaunimas ir, Europoje ateina žiema, gal ta žiema netokia šalta toj daly Europos, bet šalia yra Afrika, visos šiaurinės Afrikos šalis, o ten pakankamai buvo ramu apie 70-us ir vėliau karų nevyko jokių. Ir šilta, egzotiška, išvažiuoji, motociklas, kuro ir šiaip prie nedaug, o kuras tikrai tais laikais, man teko skaityti, kainavo kokius 5-6 ar daugiau kartų pigiau negu Europoje. Maistas ten irgi faktiškai nieko nekainuodavo, o miegot gali palapinytėj, miegmaišiukę ir tu keliauji po Saharą, po gražiausias, egzotiškiausias šalis, šilta, gera ir nereikia daug pinigų ir turi ten pusės metų ar ten kelių mėnesių tokią, kaip sakyt, atradimų kelionę. Tai vat vienas iš tokių tų moto hipsterių, kaip jie vadinosi, buvo toks Terry Sabinas, kuris ir pradėjo Dakaro ralį. Tai vat, bet ten istorija buvo biškai sudėtingesnė, jis pasiklydo Saharos dykumoj, liko vienas ir niekaip negalėjo, nes iš tikrųjų yra tokių zonų, kur man yra tekę būti būtent Alžyre ir Libijai būti, kur 1000 kvadratinių kilometrų, arba ten 600 kvadratinių kilometrų jokios civilizacijos, jokių kaimelių, miestelių iš vis. Tai tu ten, kai atsiduri, tai iš tikrųjų yra labai nejauku. Ir kai tu atsiduri ir pas tai baiginėjasi kuras, satelitinių telefonų, aišku, kad nebuvo tais laikais, reiškia, turi žemėlapį, vanduo baigėsi ir, jau ta egzotika virsta didžiuliu iššūkiu, kaip sakyt, gyvybei. Tai Terry Sabinas iš tikrųjų praleido 2 ar 3 naktis, paras grinai, jau jam pasibaigė benzinas, pasibaigė vanduo ir jis jau buvo parašęs atsisveikinimo raštelį. Bet laimė jį rado kažkuri tai iš genčių, pamatė, kad ten kažkoks guli, žmogus, jį išgelbėjo ir jisai grįžęs tada subūrė savo draugus, kitus moto hipsterius, kad žiūrėkit, reikia, mes ten važiuojam dabar tik mėgautis, bet ta Sahara yra tokia nepriepiama, tokia didelė ir kad tai čia gali būti toks iššūkis, kad dar ir ten pasivaržyti ir įveikti su nuotykiais kartu, reiškia, kas kirs tą pirmą Saharos dykumą visą. Ir
ir 79 metais startavo pirmas Dakaro ralis ir vadinasi Paryžius Dakaras. Ir beveik visada taip ir aš, kai mažas buvau, aš atsimenu tik tą pavadinimą. Jo. Įdomu, kur šitas Paryžius, nes Paryžius kaip ir nebeliko. Na, Sabinas buvo prancūzas ir kai jisai grįžo su savo draugais prancūzais, na, tai jie sugalvojo, kad startuojam iš Eliziejaus laukų, reiškia visada sausio 1, tradiciškai būdavo startas, nauji metai baigėsi, visi atšvenčia ir ryte išvažiuoja. Nu, per Europą pervažiavimai, persikelia keltų į Maroką, Alžyrą, na, priklausė čia kiekvienais metais tie maršrutai, bet esmė būdavo kirsti ir visada finišas turėdavo baigti Senegalo sostinėje Dakare. Na ir tas Paryžius Dakaras, bet renginį pradėjo hipiai, o dabar tas renginys yra vienas didžiausių su turinčių ten autosporto srity, sausio mėnesio numeris 1 visų sporto renginių pasaulyje, pagal ten nušvietimą, žodžiu, pagal visus reitingus. Tai na, sukūrė tokį monstrą, ne, kuris dabar generuoja didžiulės lėšas ir daugam yra reklamos platforma ir taip toliau. Na ir tada jau prie to, tai kaip mes ten atsiradom, na, mus vadina pankų ekipažu ir tai irgi taip paralelė tokia gal su to, kad mes Dakare atsiradom irgi taip pat pankiškai, gal lietuviškai, bet tiesiog čia važinėjom vietinėse varžybėlėse ir atrodo tai tik buvo hobis, bet na, toksai visą laiką atrodė, ką galima, kur save gali realizuoti labiau tame hobyje ir tose lenktynėse. Nes čia sekėsi gerai, Lietuvoje, Latvijoje mes jau daug varžybų laimėjom ir į Lenkiją nuvažiavę laimėjom vienas varžybas ir atrodo, kur toliau. Ir tada tas toliau tai buvo Dakaras, Paryžius Dakaras, nes tai toksai mistinės varžybos, kurias nuo vaikystės girdėdavai, simboliai, smėlis, kupranugariai, kažkokie beduinai. Ir tas, kaip aš sakau, kaip mes sugalvojam ten važiuoti, tai yra visiška avantūra, aš pats negaliu patikėti, bet mes faktiškai nieko nežinodami apie tą renginį, nes nebuvo socialinių tinklų, nebuvo Facebooko, nebuvo, buvo toks laikas, pavyzdžiui, 2002 metai, įsivaizduokit, kokie laikai, ir tu, kai esi vienas iš pionierių, neturi labai su kuo pasikonsultuoti, tai mes tą informaciją rinkomės ten laiškais, rašydavom faksus kažkokiem olandam, vokiečiam, gaudom atsakymus, bet nusipirko mašiną, kur mum atrodė, kad bus saugu nusipirkti automobilį, kuris kažkada dalyvavo Dakare, bet tas automobilis buvo su lingėmis prieki ir gale, tai yra realiai vežėčios, jau tuo laiku buvo turbūt vienintelis linginis automobilis visam Dakare, bet jis buvo labai senas, bet mes jį nusipirkom, nes jis kažkada buvo įveikęs Dakaro ralį. Ir už $5,000 mes jį susitvarkėm, restauravom ir savo eiga išvažiavom į pirmą Dakarą. Savo eiga, tai reiškia neturėdami nei vieno mechaniko, nei vieno bičiulio, kuris mus seka, ta prasme dviese išvažiavom dalyvauti į varžybas už jūrų marių, kur turėsim kirsti, ten gal buvo tais metais 12 000 kilometrų varžybos ir dar turim davažiuoti iki starto vietos Prancūzijai ir esmė, kad... Savo eiga, reiškia, automobiliu. Taip, automobiliu, dar ir viskas tai yra po kalėdų, taip tarp kalėdų naujų metų išvažiuoji, kad būtum ir tada automobilyje buvo, aišku, susikrauni visus savo daiktus, nes tu lydinčio automobilio neturi, reiškia skilandžiai, rūbai, miegmaišiai, palapinės. Ir čia taip panašiai kaip tie pankų laikais. Tai aš ir už tai tą paralelę ir vedu tarp Thierry Sabino, tarp hipio, kuris pradėjo Dakaro ralį ir tokį užaugino monstrą renginį, žinoma visam pasauliu, ir tarp mūsų, kurie gyvenimo pankai išvažiavom, nieko nežinodami, kažkokį, tai klausyk, automobilius mes vairuot mokam, tą automobilį pažinojom gerai ir šiaip technikoje patys esame įgalus daug ką pasidaryti patys, tai važiuojam, ką čia tas automobilis, kas čia 12 000 kilometrų, plus dar davažiuoti tenais. Na ir taip mes atsidūrėm Dakare su savo daiktais ir dar vežėmės kokius 200 kilogramų atsarginių dalių. Tai ten visokie pusašiai, granatos, reiškia turbinos, sankaba ir va taip, kai atvažiavom, tai aš atsimenu, kaip į mus pasižiūrėjo. Na, sako, čia kažkoks kosmosas, žinai. Jūs, sako, neturite jokio palaikymo automobilio, jokio. Ir atvažiavot su savo automobiliu, savo eiga. Taip. Tokie buvo. Mes buvom vieninteliai ir aš beveik įstikinęs, kad mes esam kokį rekordą Dakaro pamušę ir ta prasme, kad biudžeto prasme, nes tas biudžetas buvo toks mūsų nedidelis ir toks simbolinis, kad sunku buvo įsivaizduoti. Tai ten buvo, aišku, labai daug nuotykių, bet aš trumpinsiu, kuo viskas baigėsi. Tai baigėsi tuo, kad jau apartų 4 Baltijos šalių rekordų, kuriuos esam pamušę, bet jau 12 absoliučioje įskaitoje, ne kažkokio grupė, absoliučioje Dakaro įskaitoje, tai yra labai solidu.
būti ir visi jau mus pažįsta Dakare dabar kaip komanda, kuri yra labai privati, maža, bet labai gerai optimizuota, labai kaip gerai veikiantis šveicariškas laikrodis. Tai vat nuo to pankiško išvažiavimo su skilandžiais ir savo dalimis savo eiga ir iki to, kai jau dabar yra nedidelė, bet privati, bet gerai veikianti komanda. Tai su labai potencialiais ir gerais rezultatais. Beldžiasi į 10-uką. Tai va čia va yra tas irgi toksai drąsa, avantūra, bet lietuviai yra gabus ir nebijo tų iššūkių. Tai aš tą irgi stebiu visur aplinkui ir kaip ir jūs turbūt savo versluose. Taip. Tai tokie maži, drąsūs ir stiprus, bet kaip pavyko, jau daug dalyvauta, daug turbūt ir pamokų išmokti, ir kažkokių nesėkmių yra būta, bet visą laiką atsistoti, eiti į priekį ir žinoti, kad kitą kartą padarysim ir geriau padarysim. Tai kaip, iš kur tos tvermės, iš stiprybės ir žinojimo, kad kitą kartą dar geriau bus? Čia jau yra užsispyrimo, charakterio ir užsispyrimo reikalas. Bet mes jį ir turim, man atrodo. Tai sakykim taip, kad aš gal pailiustruosiu, kad pirmam Dakare pas mus buvo labai daug tų istorijų, bet paskui pereisiu prie to, kad vis dėlto kaip tu pradedi augti, žinai. Bet pirmam Dakare, pavyzdžiui, buvo toks dalykas, kad, kaip minėjau, mes važiavom su lingėmis, gal kas supranta, kad jau automobiliai visi jau kitas visai lygis spiruoklės yra. Bet jau lingės čia buvo antikvaras, bet mes važiavom su lingėm. Tai yra metalinės plokštelės sudėtos kartu. Automobiliai pradžiai buvo lingės, paskui atrado žmonės spiruoklę. Ir jau spiruoklė pakeitė visiškai lingės. Dabar tai jau yra pneumatinės hidraulinės pakabos, jau dar kitas lygis. Bet tuo metu buvo taip ir pas mus tos lingės jos paprastai lūžta viršutiniai lapai, motininiai, ir jie, kai sulūžta, viskas. Jau faktiškai tu gali tik važiuoti iki dirbtuvių, nes tu toli nebenuvažiuosi, nes visiškai išsiskės tie paketai ir nukris tavo ten tiltas, žodžiu, pakaba subirės. Tai mums, pavyzdžiui, vidury Dakaro buvo taip, kad mes esam Libijoje tada prie Sudano sienos, atsimenu, vyko, greičio ruožas ir mes ten paryčiais grįžtam į stovyklą ir mums sulūžo motininiai lapai, nes mes nuo kopos krisdami sulaužėm 2 motininius galinius lapus, lingių ir viskas. Faktiškai apibėgam visus, sako, tai kad nieks Dakare čia lingių neturės, pamirškit, visi su spiruoklėm, viskas. O mes kaip tik atsarginių neturim, nes mažiausiai tikėjomės, kad gali nulūžti pakankamai toks patikimas daiktas. Ir atrodo, viskas, jau buvo toks svarstymas, kad gal klausyk reikia baigti viskas, nes dar automobilis rieda, tu gali kažkur važiuoti, gal iki kažkokio ten miestelio, kažkur bandyti kažkaip tvarkytis ir judėti atgal link Lietuvos. Bet ne, priėmėm sprendimą, kad judam vis tiek į startą, startuojam ir vis tiek judam po truputį į priekį, bet mes nesustosim. Kas bebūtų, judam link finišo. Tai yra, o nors dar vidurys Dakaro, tai dar kokie 6000 km laukia, kas visiškai, atrodė absurdiškai dabar, kai žiūri, bet prie starto sustojam ir ten turim 15 minučių apsirengti, kol ateina tavo laikas ir tau jau, kaip sakyt, duoda start. Ir nuėjom šalia, kaip sakyt, už krūmų ir aš žiūriu didžiulę metalo krūvą. Ir jūs nepatikėsit, Antro pasaulinio karo, stovi kažkokie tankų likučiai, sunkvežimiai ir didžiulė lingių krūva. Afrikoje, kaip žinot, o ten, toj Libijos vietoje, ten iš vis aukščiausios temperatūros 50-60 būna vasarą, žiemą ten 30, bet metalui nieko nesidaro, jis nusmėliuotas visas. Toj krūvoj susiradom iš karto, matau, kad tokios kaip mūsų, žinai, vieną kitą atsitempiam, akurat, grinai mūsų lingės. Viskas, mes jas prisirišom. Gavom startą, pavažiavom kilometrą, sustojom, per valandą jas pasikeitėm ir toliau nuvažiavom. Būtumėm tuo metu nepriėmę sprendimo, kad judėti vis tiek reikia tenais. Vis tiek kažkaip išsispręsim. Nežinau, kiti sako, jeigu būtumėt neradę. Jeigu būtumėm neradę, gal būtumėm kitokį sprendimą kažkokį suradę, bet nežinau. Bet čia yra tas toksai, kaip tu niekada nepasiduodi ir vis tiek turi to užsispyrimo. Mes turim vis tiek pasiekti, nes tuo metu buvo, aišku, pirmas Dakaras, tai buvo tikslas būti finiše. Faktas, kad ne rezultatas, tiesiog viską pravažiuoti. Ir tą tikslą, kaip sako, iškas, bet niekam nebūtumėm atidavę. Buvom labai užsispyrę, motyvuoti, kad turim vis tiek finišuoti, kas bebus.
Visus tuos metus dalyvavimo Dakare, ar nebuvo prie tos ribos jau, kai atrodo, nu šakės, nu viskas, nu taškas, jau nebegaliu daugiau, reikia eit kažką kitko veikti? Yra buvę, bet kaip, čia yra gal ir kiti dalykai, kad vis tiek ilgainiui tas hobis, jisai labai tave užvaldo. Tai pradėkim nuo to, kad vis tiek aš tam turėjau didžiulę aistrą ir ta aistra, jinai, taip užvaldo, kad tu pradedi jau nebesuprast, ar čia yra tik tavo hobis, ar vis dėlto čia yra ir tavo gyvenimo dalis. Nes, kaip kitaip sutapatint su to, kad tu savęs atiduodi tiek daug tam reikalui. Tai buvo, pavyzdžiui, toksai momentas, kur aš sakau, labai svarbus ir versle, turbūt ir visur, kad kai žmonės yra kažkokie startupai ar kažką daro pradžiai, tai, kas dar nelabai kiti, žmonės dažnai, darai kažkokias nesąmonės, žinai. Tai aš, pavyzdžiui, žinau, kad mane labai mažai palaikė tuo metu artimiausi žmonės. Aš šnekėsiu gal ir apie savo šeimą, ir mano tėvai, ypač ir mama, ir žmona, skaitė, kad aš eikvoju labai daug energijos, atimu ją iš šeimos, iš savo verslo, kur aš galėčiau, ir aišku, kad labai didelę dalį savo uždirbtų pinigų aš irgi sukišu tenais. Tai, aišku, laikas, energija yra svarbiausia, bet netgi ir lėšos, kad jos nueina ne ten, o čia galėtum realizuoti, jau pas tave viskas juda, tavo įmonė ten, pavyzdžiui, važiuoja, ir atrodo, ko tu ten ir dar rizikuoji kažkaip savo gyvybę, žinai, vis tiek tai yra kažkoks greitis, rizika. Tai man buvo tikrai, tuo metu buvo 2007-2008 metų krizė ir suprantama, kad pas mus viskas nuvažiavo žemyn, ir dalyvavimas Dakare irgi buvo po didžiulių klaustukų. Tai jeigu aš tada būčiau sustojęs, aš turbūt nebūčiau dabar jau pasiekęs tų paskutinių rekordų ir jau kažkiek būčiau pradėjęs iš naujo stumti. Bet tuo metu ta vidinė atsirado energija, bet aš tik noriu papasakot, kad tuo metu man buvo labai sunkiausias dalykas, kad mes nepalaikė aplinkiniai. Ir netgi kai kurie ir draugai sakė, klausyk, užteks, tu baig, jau prisižaidėjai, jau tugi ten tiek kartų finišavai, nebėra ten ko tau krapštytis, lyg tokio nėra tikėjimo, kad mes ten galim kažką padaryti daugiau. Tai labai skaudų žodžiai būdavo ir ypač mano mama, jinai visą laiką skaitė, kad aš neturėčiau to daryti. Bet galutiniam variante, kai 2018 metais mes finišavom jau Dakare 12 absoliučioje įskaitoje. Tai pirmas kartas buvo, kai man paskambino mama dar esant Pietų Amerikoje, dar tik prieš einant į lėktuvą ir jinai man pasakė, žinai, sako, tau reikia naujo automobilio. Tai aš tada supratau, kad paskutinė ta tvirtovė buvo vis dėlto mama, kuri net ir jinai po 15 metų patikėjo, kad vis dėlto aš dariau tai, ką reikėjo daryti, ir tai, ko tikėjau, ir tai, kam turėjau aistrą. Tai aš už tai irgi tą visą laiką sakau, kad palaikykim visus esančius aplinkui ir kurie daro kažką tokio, ne visai standartiško, ko tu gal net nesupranti. Bet jeigu tai yra žmogaus ar startupas kažkoks, ar šiaip kažkoks, jisai turi kažką maisto, reikia visada palaikyti. Nes daug žmonių yra, kurie vis dėlto mes to nežinom, bet kurie nutraukia tą veiklą savo gyvenimo, kur galėtų kažkokių pasiekti stebuklų ir paskui net kitus užkrės tuo savo, kaip sakyta, savo energiją. Bet dažnai to palaikymo toks balansuoja. Tai man buvo sunkiausias momentas tas, kad tuo metu, kai buvo žiauriai sunku, kad manęs nepalaikė artimi žmonės. Ir jie nesuprato, kad man tai yra labai svarbu. Tai palaikymas turbūt ateina su tam tikra ir argumentacija, ir patikėjimu. Ir kai atėjo pergalė, atsirado ir palaikymas. Ir ko gero čia tokia kaip ir pamoka, kad reikia kantrybės ir pasiekti gerą rezultatą. Retai nutinka, kad tai... Bet tai yra kantriųjų sportas, bet verslas irgi yra kantriųjų sportas. Mesgi suprantam, kiek viskas čiuožia. Ir jūs čia tik rodėt Nord Poolus ir taip toliau, ir disbalansus, ir viskas, kas vyksta. Bet tie visi dalykai, jie ir yra susiję su kantrybė ir su matymu, su vizijos turėjimu, kad vis dėlto, viskas gali svyruoti, bet tavo tikslas, jisai vis tiek ten kažkur ir tu jį pasieksi ir jisai nesusvyruos, jisai yra toj vietoj. O kelias iki jo tegul svyruoja, bet turi laikytis, tai čia ir versle, ir visur yra tas pats, turim būti kantrus, užsispyrę ir tik kantriausiai pasiekia tų rezultatų.
Ištvermingas vairuotojas, geras šturmanas, kuris palaiko kryptį teisingai, nu ir vis dėlto komanda svarbu yra, kuri žinai, kad visada bekapina tave ir visada yra pasiruošus padėti. Komanda visada yra labai svarbus dalykas, nes tai nėra vieno lenktynininko rezultatas. Tai čia aišku svarbus būtinai yra navigatorius, kuris šalia sėdi, nes čia yra daug ir atmosferos dalykų ir bendro nusiteikimo. Ir komanda aišku, kad man irgi sako, kaip tau pavyko, kad ten virš 10 metų, pavyzdžiui, tie patys žmonės pas mus komandoje labai maža kaita. Bet pirmas dalykas vėl, tu užkrėti savo entuziazmu, bet mano pasirinkimas būdavo toks, kad jeigu tu gali rinkti žmogų, kuris motyvuotas tik per pinigus ir, pavyzdžiui, aš važiuosiu tik, jeigu tu man tiek sumokėsi, arba aš ten, kažkoks toks, žinai. Ir kitas žmogus, tu matai, kad jis yra jaunas mechanikas, kuris gal dar nėra toks žinomas, bet jisai žiaurus entuziastas, jisai to gyvena, tai man tas entuziazmas visada buvo toks, kad kurt aplink save tuos entuziastus, kurie kartais neturi vardo. Bet dabar aš žinau, kad po daugybės metų jie visi išlošė, todėl kad ir ne dėl to išlošė, dėl to, kad jie ir buvo tokie. Tu pamatai, kad žmogus, kuris yra entuziastas, jis galutiniam variante ir pinigai šalia jo atsiranda. Bet jo pirmas tikslas buvo ne tai, kaip aš užsidirbsiu daug, o pirma, ką aš padarysiu įdomaus ir ką aš padarysiu kitaip negu kiti. Ir kiek aš investuosiu į save. Tam irgi reikia kantrybės ir galutiniam variante, kai tu eini tokiu keliu, atsiranda viskas gyvenime. Tik reikia būti kantriam. Tai čia nežinau, kaip tą įdėk, nes dabar matau, kad ypač jauna karta labai nori visko staigiai čia ir dabar. Mes irgi norėjom, bet buvo ta kantrybė vis dėlto dar ilgai eiti ir net abejonė kankina visus gal kažkokiais momentais. Bet kaip tą išlaikyti, tai siūlau visiems irgi tą permastyti, nes čia visada rezultatas bus tik teigiamas. Jo, nuostabios pamokos tiek versle, tiek asmeniniam gyvenime pritaikomas, labai tiesiogiai patikrintos. Tai dabar Dakare jau pasiekimų padaryta, jau tikrai nemaži puikus rezultatai pasiekti. O kas toliau Dakare? Gal kažkas link tvarumo? Taip, čia vienareikšmiai. Dakaras, aišku, dabar yra tokia platforma, tokia, kaip sakau, kaip toks podiumas, kurį visas pasaulis mato ir juos pradėjo labai tarkuoti dabar už tai, kad žiūrėkit, bet jūsų automobiliai važiuoja gražiausiam pasaulio vietom, bet jie visi vidaus degimo, benzininiai, dizeliniai, ar motociklai, ar sunkvežimiai, trypėt gamtą, išmetinėjat CO2 ir taip toliau. Ir kol kas dėja, jiem yra labai sunku kažką, jie bando vis, kaip aš sakau, imituoti, bet iš tikro tas žingsnis yra teisingas, bet kol kas nėra technologijų. Šiai dienai dėja nėra technologijų, kurios leistų įveikti Dakarą, pavyzdžiui, su elektromobiliu. Kokie vidutinis atstumas dienos? Apie 5 kilometrų vidutinis, bet čia greičio ruožų, 450-500, tai nes yra greičio ruožai maratoniai, kur virš 700 km, greičio ruožų ir yra, kur ir gali būti dieną 250-300, čia trumpiausia, bet tai nereiškia, kad jie yra labai lengvi, tai reiškia, jie labai sunkiom bekelės sąlygom bus, nes visi skaičiuoja, kad maždaug per 7-8 valandas įveiktų tą. Bet vidurkis 500 km. Tai 500 km šiai dienai, nors yra puikus formulės projektai ir mes matom, kad jau viskas lyg ir veikia, bet realiai tos energijos kaupiklių, kokie yra naudojami dabar formuliai, tai užtektų Dakare kokiem 60-70 km, 100 km beveik neįveiktų. Nes mes turim iškart suvokti, kad danga yra nelygus asfaltas kaip stiklas, o kur yra bekelė, kur yra smėlis, kopos, ratų klimpimas, tai aišku, kad papildomi vatai, kilovatai, kuriuos tu sudegini ir tas didžiulis energijos poreikis kol kas dėja technologiškai negali, kol kas nėra dar įgyvendinamas. Tai modeliai yra buvo skaičiavimai, nes jeigu įprastas elektromobilis įprastom gerom sąlygom 100 km 20-30 kWh sunaudotų, tai kiek reikėtų Dakaro 100 km kWh? Kokius 150 kartų daugiau. Tai įsivaizduokit, kad
vien prieš 4 metus buvo skaičiavimai, kad reikia vežtis 2 tonų bateriją. Vat mūsų tokiam automobiliui, kuris šiaip sveria ten toną 800. Tai vėl, dabar tos technologijos atsiranda, nes aišku, kad yra puikios elektrinės pavaros, puikus varikliai ir šiaip jau viskas būtų gerai. Tai dabar tai yra kaupiklių ir baterijos klausimas. Mūsų skaičiavimais, kad turėtų po maždaug 5 metų į pirmas automobilis įveikti Dakarą, elektromobilis. Tai ta prasme, gal tai bus po 4, gal po 6 metų, bet maždaug po 5 metų jau turėtų. Ir čia yra dirbama, mes irgi dirbam tą linkmę, nes norėtumėm būti ne vieni, o patys pirmieji įveikę Dakarą. Ir faktas, kad tai tokiu būdu įrašyti save istoriją. Nes faktas, kas bus pirmas, tai tas jau liks istorijoje, nes bus pirmas įveikęs. Tai taip ir norėjau palinkėti turbūt, kad jeigu buvote paskutiniai su lingėmis, tai reiktų būti kažkur pirmiem. Tai Pradėjom kažkada labai archaiškai, tokiam su labai senoviniam technologijom, bet labai toli nuėjom ir tikėkime, kad dar trinktelsim jau tvarioje temoje ir padėsim Dakarui. Ir pabaigai, Antanai, pačiam, kas yra tvarumas ir asmeniniam gyvenime? Nebijoju, kad turbūt gyvenate name, saulės elektrinę turit, gal dar kažkaip, kaip tas tvarumas kasdienybėje pasireiškia. Ir šiandien irgi kalbėjom apie tos aktualias temas, apie balansavimą baterijas. Man labai patiko, kai rodėt Nord Poolą. Aš taip aišku, kaip jūsų rizikų vertintojai nestebiu Nord Pool'o, bet tas šokinėjimas Nord Pool'e faktas, kad yra, kol kas jis nėra naudingas verslui ir vartotojams, bet jisai gali tapti naudingu. Tai mano atveju aš turiu saulės elektrinę namie ir aš dabar pradėjau bendradarbiauti su Solitekais ir kaip tik, kadangi bus launchas Novos projekto, žinot, Lietuvoje bus gaminamos baterijos, tai tos baterijos yra išmanios ir jas galima susiprogramuoti būtent su biržos kainomis. Ir tu gali, šiaip, kad jūs žinotumėt, kad galima, reiškia, tuo metu, kai būna kaina pati didžiausia, kai pati mažiausia, tai tu, aišku, kad bateriją užsikrauni pilnai ir už, pavyzdžiui, 4 valandų, jeigu jinai šokteli debiliškai aukštai, tai tu tiesiog iš savo baterijos atidavinėjai į tą patį Nord Pool'ą. Nes jeigu tu ją turi pakankamai, ten kokius 40 kW, tai ką? Tai tavo namui tiek nereikia. Bet tu pačiam Nord Pool'ui parduodi tai, ką iš jo nupirkai prieš kelias valandas. Tai čia yra tos technologijos, kuriomis galima apžaisti irgi turėti iš to naudos. Tai ta prasme, taip, toje srityje irgi dirbame, irgi žaidžiame, yra įdomu, nes tokia yra ateitis. Mes turim išmokti gyventi tokiom sąlygom, būti tvarus ir kad mums tai mažiausia kainuotų. Gero, kad Antanas yra tas puikus pavyzdys ir žiūrint į tą ilgalaikę Lietuvos viziją, kad elektros energijos vartosime daug, 6 kartus daugiau negu vartojame dabar vien dėl to, kad pereisime iš iškastinio kuro prie švarios energijos, elektros pagamintos iš atsinaujinančių išteklių ir turėsime pilnai dekarbonizuoti ir pramonę, ir namų vartojimą elektros, ir pastatuose, ir transporte. Tai ko gero, kad tas jūsų pavyzdys, ypač jau dabar turit ir saulės elektrinį, ir bateriją, ir užsiima vadinamų arbitražų, perkant, parduodant pagal elektros kainas ir jau labai greitai įsitraukiant ir į pagalbą balansuojant tinklą, tai ko gero tai tas pionieriškas pavyzdys, kuris akivaizdžiai pasireiškia ne vien noru nuvažiuoti ir padaryti Dakarą to tokių pankiškų būdų, bet net ir pankuojate namie ir atrodo šiai dienai tai yra tikrai pakankamai pionieriška. Tai iš tikrųjų įstabus pavyzdys. Tai ko gero, kad linkėjimas, kad kuo daugiau užsidegtų ir mūsų klientų ir mes visada esame pasiruošę pasikalbėti, padėti, pakonsultuoti ne vien privačiais, bet ir verslo klausimais. Antanai, ačiū labai, buvo tikrai labai įdomu ir sėkmės ateinančiam Dakare ir labai lauksime to elektro pasirodymo. Ir jums sėkmės. Ačiū. Tai ačiū visiems žiūrovam, tikiuosi, kad sužinojote kažką naujo, gavote naujos patirties ir susitiksime kitose webinaruose. Ačiū Jums.